Tikroji pergalė ateina per šventosios dvasios galią. Dievas mums davė didelį turtą protą. Tai galingas potencialas, kurį galime panaudoti teisingai arba klaidingai, geram arba blogam. Kai apima nedoros mintis, neprivalote joms pasiduoti. Labai svarbu neleisti joms įsišaknyti. Antraip jos užims vaizduotę, kurią puikiai pasinaudoja velnias. Kitą kartą, susidūrę su nedora mintimi, užduokite savo klausimą, kodėl ją svarstote. Tai privers susimastyti ir pamatysite, jog neprivalote puoselėti nedoros minties. Antra, nustatykite, kas sukelia nedorą mintį. Jei tai pavydas ar godulys, vadinasi, šios mintys kyla dėl neteisingos vertybių sistemos. Žmogaus mintis visuomet sąlygoja vienokios ar kitokios priežastys. Ir jei jas nustatote, galite atsikratyti apnikusių minčių. Trečia, paklauskite savęs, kur tokios mintys jūs nuves. Jei puoselėjate mintį, po kurio laiko imsitės veiksmų ir nusižengsite Dievo įstatymui. Patarlių knygoje sakoma, kad kokio žmogaus mintis, toks ir pats žmogus. Tad jei puoselėjate nedoras ir netyras mintis, po kurio laiko tokiu ir tapsite. Kai jūs aplanko nedoros mintis, paklauskite savęs, ar jos jums padės pasiekti tikslus ir įgyvendinti troškimus. Jei puoselėsite netyras ir nedoras mintis, niekada nepateksite ten, kur Dievas jūs siunčia ir nepatirsite to, ką Dievas jums paruošė. Visuomet pagalvokite apie ateitį ir šią nuostatą išugdykite savo vaikuose. Kitas dalykas, pagelbėsintis nugalėti jūs apnikusias nedoras ir netyras mintis, tai nuoširdus pokalbis su Dievu. Prisipažinkite jam, jog esate apimtas netyrų ir nedorų minčių, abejonių ir gailesčio savo. Išpažinkite savo silpnybės. Atgaila tai sąmoningas minčių pakeitimas. Jei lauksite, kol dėl tokių minčių pajusite atgailą, gali būti per vėlu. Kai atgimėte iš aukštybių, jumise apsigyveno šventoji dvasia. Įteikia gebėjimą mąstyti tyrai ir dorai. Mintis, kurias puoselėjate, taps mūsų gyvenimo dalimi. Ir jei jų nesuvaldysime, jos mums vadovaus ir viešpataus. Kai Dievas suteikia naują širdį, mąstyti taip, kaip iki atgimimo, tiesiog neįmanoma. Dievo dvasia apšviečia jūsų mintis ir gyvenimą ir parodo jums tiesą. Jei ją priimate, pradedate kitaip viską vertinti ir mąstyti tiek apie Dievą, tiek apie save. Žinios apie Dievą, jo sūnų, nuodėmę, išganimą paveikia kiekvieną jūsų gyvenimo sritį. Mąstysenos atnaujinimas tai nuolatinis procesas. Kai mūsų mintis pasiekia šventas, teisus ir visažinis bei visagalis Dievas, tampame labai pajėgus. Dėl to šėtonas ir daro viską, kad tik užvaldytų žmonių mintis. Žmogaus protas yra nuolatinis šėtono kovos laukas. Velnias iškreipia žmogaus mąstymą ir per tai sugundo. Šėtonas veikia ir kitaip. Į ką nors pažvelgus, į galvą ateina mintis, kurios galime atsikratyti arba ją puoselėti. Jei ją pasiliekame ir nuolat prie jos sugrįžtame, ji perauga į emocijas. Tuomet į darbą įsijungia vaizduotė, po kurio laiko turime rinktis – mesti mintį iš galvos arba imtis veiksmų. Taigi toji auginta ir puoselėta mintis, po kurio laiko tampa mūsų dalimi. Jei jos nesuvaldysime, ji mus valdys. Neapsigaudinėkime,
manydami, kad negalime susidoroti su savo mintimis. Sunkiausia kovos mintise akimirka. Prisiminkime, kad renkamės mes ir atkreipkime dėmesį, kiek giliai įsišaknijo nedievotos mintys. Visos mūsų kovos vyksta ne išorėje, bet mintyse. Viešpats iš anksto mus paskyrė būti panašius į savo sūnų. Laiške Filipiečiams 4 skyriaus 8 eilutėje apaštalas Paulius rašo: Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisų, tyra, mylėtina, giriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Neteisingai mąstydami negalime dievotai gyventi, juk dievotumas yra teisingos mąstysenos vaisius. Na, o jis subręsta tuo met, kai mąstome apie Dievo kelius ir suprantame jo mintis. Nesvarbu, kaip bebūtų sunku, mintis galite valdyti. Kai jos apninka, šaukitės Dievo ir prašykite, kad viešpats jums pagelbėtų jas įveikti. Dievas tikrai pagelbės ir nukreips jūsų mintis tinkama linkme. Jis išvaduos jūs iš spąstų. Visai kas kita, kai mums patinka nedoros mintis ir neketiname jų atsisakyti. Bet net ir tuo met turėtume šauktis Dievo pagalbos ir prašytis išvaduojami. Veikiau paprašykite viešpaties Jėzaus Kristaus atleidimo už savo nuodėmes ir pradėkite naują gyvenimą, kurį galite puikiai nugyventi. Daugelis turėtumėte pripažinti, kad gyvenote ne patį geriausią gyvenimą. Žinote, kad daug kur buvote neteisus ir elgėtės netinkamai. Iš naujo kūnų negimsite, bet galite atgimti dvasia, jei į savo gyvenimą pasikviesite Kristų. Jis mirė ant kryžiaus už jūsų praeities, dabarties ir ateities nuodėmes. Jis atleis visus jūsų blogus darbus. Paprašykite atleidimo, kuris grindžiamas ne jūsų gerais darbais ar elgesiu, bet Jėzaus Kristaus mirtimi ant kryžiaus ir pradėkite gyvenimą iš naujo. Na, o Dievo dvasia ateis į jūsų širdį ir suteiks jums jėgų mąstyti taip, kaip mąsto mūsų dangiškasis tėvas. Brangus viešpatie, tu nesutripi, bet ištiesi savo galingą ranką ir pakeli. Savo sūnaus krauju mus nuplauni ir vėl pastatai į doros kelią. Jėzaus vardu dėkojame tau, Tėve. Amen. Kasgi yra suvokęs viešpaties mintį, kad galėtų jį pamokyti, o mes turime Kristaus išmonę. Ją įgijome išgelbėjimo metu, kai mumise apsigyveno Jėzus, o mes atsidūrėme jame. Kai patikėjome viešpačiu Jėzumi Kristumi kaip savo gelbėtoju, jis ne tik atleido nuodėmes ir ištrynė praeitį, bet ir suteikė savo išmonę, kad galėtume mąstyti taip kaip jis. Derėtų leisti vykti šiam procesui, nes jo metu mūsų protas atsinaujina. Taigi, jei ketiname atnaujinti savo mąstyseną, pirmiausia, turėtume pripažinti, kad galime mąstyti apie gyvenimą, save, pareigas, Dievą, savo kultūrą bei šį pasaulį, taip kaip viešpats to norėtų. Turėtume pripažinti ir tai, kad mums duota Kristaus išmonė. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Kitaip tariant, čia užrašytas raginimas siekti to, kas dvasiška. Jei norite tapti panašus į Kristų, jei norite būti dievotas, privalote siekti dievotų dalykų. Sutelkite savo mintis ties to, kas aukštybėse, į Dievą ir Kristų, o ne į pasaulietinius dalykus. Laiške Filipiečiams 4 skyriaus 8 eilutėje skaitome: Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisų, tyra, mylėtina, giriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga.
Apie tai derėtų be paliovos mąstyti. Medituoti derėtų apie tai, kas teisinga, tyra, miela, garbinga ir kelia pasigėrėjimą, o ne apie tai, kas klaidinga, gėdinga ir nedora. Aišku, galite paprieštarauti, sakydamas, jog gyvename pasaulyje, kupiname nuodėmės, blogio ir bedevystės, todėl nenoromis apie tai galvojate. Be abejo, nedorų minčių neišvengsime. Tačiau viena yra pagalvoti apie daromus nusikaltimus ir smurtą, o visai kas kita ties tuo apsistoti ir sugerti į save. Mums dėrėtų savo mintimis apsistoti ties Dievu, galvoti tik apie jį ir apie tai, kas teisų. Kai teisingai mąstome, esame pasirengę užjausti, mylėti, galime siūlyti pagalbą, padrąsinti ir pamokyti kenčiančius. Taigi mūsų mintis turi būti sutelktos į Kristų. Mes turėtume mąstyti apie tai, kas jam patinka ir kas jį garbina. Tad jei mūsų mintis sutelktos į Dievą, sunkios ir skausmingos gyvenimo situacijos išsispręs. Juk Dievas žino, kaip įvairiausiose aplinkybėse parodyti savo šlovę ir gerumą. Jei mūsų mintis bus pilnos Dievo dalykų, mes mąstysime, kalbėsime ir elgsimės taip, kaip jis. Tuomet mūsų charakteris bus dievotas. Be to mūsų pareiga sutelkti mintis į Dievą ir mąstyti apie tai, kas dievota. Kiekvienas susiduria su pagundomis, tačiau jūs sprendžiate, ar ties tomis mintimis sustoti, ar jas vyti šalin. Protas jūsų nuosavybė ir šėtonas negali jo užvaldyti, jei jam neleisite. Netikintysis gali būti apsėstas velnio, o tikintįjį piktasis gali tik varginti. Jūsų protas, jūsų nuosavybė ir jūs renkatės, kaip mąstyti. Trečia, kai kalbame apie savo mąstysenos perprogramavimą, labai svarbu savo mintis išsijoti per Dievo žodį ir Dievo valią. Antrame laiške Korintiečiams 10 skyriaus 5 eilutėje sakoma: ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą. Jais, Dievo ginklais, paimame nelaisvin kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui. Kitaip tariant, visos mūsų mintys turi būti sutikrinamos su Dievo žodžiu ir jo valia. Nors tai vienas ir tas pats. Tačiau vartoju šias dvi frazes dėl to, kad reikia išsiaiškinti, kokia Tėvo valia ir ką apie tai sako Dievo žodis. Jei kilusi mintis susiduria su Dievo žodžiu ir jo neatitinka, reikėtų jos atsikratyti, nes pasakyta, kad paimtume nelaisvin kiekvieną mintį ir paklustume Kristui. Jei savo mintis sutelkiame į Dievą ir tai, kas dievota, netampame šventesni už kitus. Mes gyvename žemėje, bet mintis ir širdis nukreiptos į dangų ir į tai, kas iš Dievo. Bet kokia užklydusi mintis turi būti sutikrinta su Dievo žodžiu. Mintis apie finansus, santykius, mokslus, viskas turi būti sutikrinta su Dievo žodžiu. Tada žinome, kas gera ir kas bloga, kas išmintinga ar neišmintinga. Ne visada kai kurie dalykai yra pikti ar blogi. Jie paprasčiausiai gali būti neišmintingi. Jei neišmintingame pasaulyje norite gyventi išmintingai, tuomet turite tikrinti mintis su Dievo žodžiu ir pavergti jas Kristui. Kitaip tariant, turime pritarti tam, kas sakoma Dievo žodyje. Taigi, jei siekiame gyventi dievotai Jėzuje Kristuje, turime nuspręsti sekti Dievo žodžiu. Jei dvejojate, tuomet dažniausiai jūsų sprendimai bus neišmintingi. Mes esame linkę gyventi
nepriklausomai nuo Dievo. Tai aktualu ypač tuomet, kai šėtonas turi mūsų prote tvirtovę. Jis būtinai puls tą sritį, kurioje turi didžiausią įtaką. Taigi turite išsiugdyti įprotį valdyti savo mintis. Dievas žino visas mūsų mintis, nuo jo nieko nėra paslėpta. Jūsų protas tai jūsų nuosavybė, todėl jūs pasirenkate apie ką mąstyti.